Visi su jumis aš Žamsgan, šiandien žaidžiame BMG Drive, esame štai ant tokios autostrados, esame su Mercedesu, šiandien važiuosim pavojingu bei dideliu greičiu, tai kągi pradėsim. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairius renginiai bei daug ko kito. Užsuk į Domsgun bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Tai mūsų tikslas yra pravažiuoti be jokios kliūties, tai yra neužkliudyti jokių mašinų, nepadaryti avarijų ir taip toliau. Tai kągi, manau, gal tai ir pavyks mums, gal ir ne, bet mūsų tikslas, kaip pakartosiu dar, kad tai yra pravažiuoti visą autostradą, atsargiai pasistengti neužkliudyti tų mašinų, o šiaip kaip ir viskas gerai. Kadangi mes esam labai bagoti, tai manau, mums jokios baudos nebaisios. Autostradą važiuojam 240. Taip. Greitį didinam iki 260. Taip, lenkiam pro kairę. Šiaip automobilių yra net tiek daug, bet va čia dabar buvo pavojinga situacija. Greitis 280. Mūsų jaunasis vairuotojas kol kas vairuoja išvis be jokių kliūčių. Bet nežinau, ar čia ilgam bus. Taip, tai kaip ir kol kas važiuojam. Ir pirma kliūtis, bet mes pravažiavom. Taip. Vos pratilpom. Taip. Mašinų realiai nėra labai jau ir daug, tai kad labai jau lengvai kažkaip ir važiuosi. Nu nejaugi mes iš pirmo karto pereisim. Taip, kol kas labai didelių kliūčių pakartosiu, kad nėra. Bet visko gali būti. Greitis 295 km. Beveik 300. Kol kas mūsų jaunuolis dar gyvas ir manau, mūsų misija yra jį ir palikti gyvą. Ir pirmą kliūtis apvažiuoju, truputėlį užnešė. Bet įsivairuoju. Taip. O štai šitą vietą mane labai užnešė. Nu ir greitis buvo palei 300. Va štai čia yra mūsų vairuotojas. Taip, išjungiam žaidimo. Čia įjungtas laumo, tai užkliūdėm dar vieną mašiną. Jau labai daug mašinų yra sužalotų. Nu jo. Ratai net skrenda. Va ir Mercedesas mūsų. O, kaip BMW vairuotojai. Eik, tu savo visą galą sulinka tiesiog iki net sėdinių galinių. Šita mašina nelabai ir stipriai nukentėjo. Nu ir pats Mercedesas nukentėjo labai stipriai. Jūs galite pamatyti, kur vairuotojas net atsidūrė. Jis atsidūrė prie pat ekrano. O Mercedesas gavo labai didelę žalą, labai didelę gavo. Taip pat rato net nėra, kad suprastumėt. Nu jo. Nu tai kągi, pabandysim dar. Taip, nu ir mes vėl sugrįšim su savo Mercedesu. Dabar mes labai prieš tai daug pravažiavam, tiesą pasakius. Tai tikiuosi šį kartą tiek pat ir dar daugiau pravažiuosim. Taip. Tai aš dabar darau lenkimą pro čia. Greitis 220. Kažkaip atrodo, lyg mašinų padaugėjo, nes kažkaip truputėlį sunkiau tapo valdyti mašiną, nežinau netgi. Taip. Kol kas viskas gerai. 270 greitis. Taip. Važiuojam kaip ir be stabdžių jokių. Taip, čia pamatom automobilį. Taip, apsilenkiau. Valdau. Truputėlį užnešė.
bet aš suvaldžiau. Greitis 277. Taip, kol kas situacija yra stabili. Kol kas išvairuoju. Laikysimės maždaug vidurinės eilės, kadangi jinai yra kol kas geriausia. Yra daug pasirinkimo nusukimo. Greitis 292. Mes su jumis judam kol kas be jokių kliučių. Bet čia buvo pavojingai su ta mašina. Taip, lenkiu pro dešinę kampą. Tu velnias. Ir vėl mus užkliūdė jau dabar sunkvežimis. Sunkvežimis užkliūdė, aš pasakau dešinę, taip, nes vėl vieną mašiną. Manau, čia jau mirtinis atvejis šitai mašinai, čia baisu. Mūsų Mercedesas lekia irgi, ne ką mažesnių greičių. Vėl abudu ratai dabar iš dešinės ir iš kairės atgriuvo. Manau, galima. Dar prasitempiam šiaip neblogai. Taip. Ką galim pažiūrėti su vairuotoju? Vairuotojas vėl kažkur yra dešiniam kampe keleivio pusėj. Po gaunasi po visų šitų ekranų didelių. Tai kągi, pabandysim dar kartą pravažiuoti. Taip, tai ką mes su jumis toliau keliaujam. Kažkaip, nežinau, sportas dabar yra įjungtas į Mercedesą. Komfortas, tai kol kas paliksiu sportą, nes su sportu kažkaip lengviausiai važinėjęs. Palyginus. Taip. Truputėlį užkabinau. Tai kaip sakau, mums jokios baudos nėra baisios, ten baudos, ten kažkaip mus mažiausiai tenkina. Užkliudžiau ratą. Pamečiau ratą. Galit pamatyti priekį, kaip ratas tiesiog rieda. Taip, manau. Netyčia. Tai van ratas. Oho, kaip jis greit. Pažiūrėkit, kaip jis greit rieda. Taip. Ir ne po sunkvežimiu. Jis vis dar rieda. Kad suprastumėt, ten Mercedesas, čia ratas, ten Mercedesas, čia ratas. Ir atridėjo. Tai ką, mūsų vėl jaunasis guli vėl ten pat. Tikriausiai dar buvo ir neprisisegęs, tai šiek tiek mažiau nuostolių padarėm, negu prieš tai, bet vis tiek. Taip, tai kągi, bandysim paskutinį kartą, žiūrėsim kaip kas išeis ir keliaujam. Taip, tai kągi, mes keliaujam toliau su Mercedesu. Šiaip prieš tai kažkaip labai mes užsikabinam nelabai gražiai. Tai bet ką padarys. Tai mūsų dabar misija yra pravažiuoti idealiai. Tai reiškia neužkabinti nei vienos mašinos, nepadaryti nei vienos žalos. Ir šį kartą važiuosiu be stabdžių, stengsiuosi iš vis stabdžių nespausti. Nors tokiose situacijose šiaip reikėtų stabdžių. Kadangi, nors aš galiu atleisti gazą. Ir tada greitis pats nusimeta, kiek jis ten savo nori. Aišku, kaip sakau, stabdžių visai nenaudosiu, tai žiūrėsim, kas gausis. Ir mūsų tikslas yra pravažiuoti kuo toliau. Taip. Lenkiu pro kairę. Greitis 285. Taip, matau, artėja mašinos. Bus lenkimas pro kelkraštį. Greitis 290, kol kas viskas stabilu. Vėl lenkimas pro dešinį kelkraštį. Taip, vėl ant kelio esu. 293, čia, kiek suprantu, 294 šiandienos rekordas. Tai vėl pro dešinį kelkraštį. Viena mašina.
Taip, kol kas viskas gerai. Lenkiu vėl pro dešinį kelkraštį. Vėl įeinu į kelią. Taip, vėl aplenkimas pro dešinį. Vėl. Taip, išeinu ant pagrindinio kelio. Taip, važiuoju vidurinę juostą tikriausiai. Oi, matau, vidurinė juosta užimta. Taip, apsilenkiam. Greitis laikosi apytiksliai apie 293. Labai greitai mašina su šitu greičiu artėja. Taip. Kas labai viskas gerai. Oi, čia buvo pavojinga. Ir avarija. Prieki mašina pasirodė labai nelauktai. Taip susistabdo automobilis. Vėl visas sulenktas priekis. Bet šį kartą jaunuolis mažiau nukentėjo, manau, ne. Šį kartą mirtina situacija jau jaunuolis mūsų tikrai jau, manau, patyrė labai didelius skausmus, bei tai yra mirtina situacija mūsų Mercedesui. Šito automobilio vairuotojas šiek tiek nukentėjo, jeigu iš ko gali būtų kažkas sėdėtų, tai manau būtų irgi mirtina situacija. Bet įsivaizduojam, kad buvo prieki tik vairuotojas, tai kaip ir vairuotojas gavo maždaug ne tokius labai ir didelius sužalojimus. Tai šiandien tiek, tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Domsgan ir iki kito karto. Iki.